Žemeklis 1978. Gimęs Tauragėje. Ir apie Rogą Na, Rogą aš prisimenu daugiausiai iš to paskutinio jo laikotarpio, paskutinio dešimtmečio. Šiek tiek apie Rogą yra tekę pirmieji susitikimai, tai būnant su kunigu Moru Klaipėdos parapijoje ir kartu su juo važinėtis, nes kunigas Moras turėjo tokią tradiciją ir dabar tos tradicijos laikosi, kad jis stengiasi į kapinių šventes vežtis ir chorą, dažnai ir jaunimą pasiimti, suorganizuoja kartu ir to laik kažkaip žmonės labiau noriai važiuodavo į visokius renginius, tai va, tai ir tekdavo matyti ir kunigą Rogą. Tada jis jau buvo senas kunigas. Tai va, tai pirmieji tokie susitikimai ir dažniausiai jis būdavo pristatomas kaip vienas paskutinių tokių pietistų surinkimininkų bažnyčiai. Aišku, vėliau, kai jau buvo apsispręsta tapti ir kunigu ir buvo kalbama, kokiose parapijose būtų galima tarnauti, tai buvo man pasiūlyta, kad į Vanagų parapiją, kur kunigas Roga yra buvęs ilgus metus kunigu. Ir keletą metų buvo ta parapija kunigas Moras perėmęs iš kunigo Ernesto Rogos, ypatingai po tų traumų, kai jis buvo ligoninėje, gydėsi lūžius. Tai mane kaip teologijos studentą tada irgi siųsdavo sakyti pamokslą ir kartais pamaldas pravesti. Ir tada dar buvo tokia tvarka, kad turėdavo pati parapija pasakyti, ar tą žmogų, studentą, jie norėtų turėti kunigų, įvertindavo, ar patinka ar ne, ir kaip pamokslas sako, tai Vanagai tada parašė prašymą, kad jie norėtų, kad aš tapčiau diakonu Vanaguose. Kunigas Moras prašymą parašė ir tokiu būdu aš tapau pradžioje diakonu 1999 metais parapijoje, kur kunigas Roga nuo 1967 metų po kunigo Sprogio mirties yra visą laiką kunigavęs, kol perėmė kunigas Moras tą parapiją. Tai va mano pirmieji tokie susitikimai, tai buvo ir Klaipėdoje, ir tokiuose išvykose ir šiek tiek tekdavo girdėti. Kiti susitikimai su Ernestu Roga tai būdavo Šilutėje, kuris būdavo kaip jau antras kunigas, nes tuomet kunigas diakonas Ridas Tamulis iš tų jaunesnių kunigų buvo perėmęs Šilutės parapiją. Kunigas Ernestas daugiau kaip antrasis kunigas pagelbėdavo ir taip pat stovyklose. Jis mėgdavo apsilankyti. Kaip pavyzdžiui, kai mes kaip jauni studentai pradėjom daryti Vanaguose stovyklą, organizuoti pradžiai tai buvo nedidelis būrelis, vėliau išaugęs į didžiulę stovyklą, tai jis visuomet apsilankydavo, dienos metu būdavo stovykloje ir ar jaunimas prie jo prieidavo, galėdavo pabendrauti, ir jisai pats pabendraudavo, paprasčiausiai sėdėdavo stovykloje ir jeigu kas norėdavo, galėdavo pabendrauti. Ir žinoma, mes leisdavom jam papasakoti apie tikėjimo dalykus, apie Bibliją, apie tokius dalykus ir svarbiausia, kas norėdavo, su juo galėdavo pabendrauti tenai. Na jau tuomet mes būdavo su lazdele, toks senas kunigas. Kai užbaigėm mokslus, aišku, kaip jauni kunigai, jau tada mes šiek tiek pradėdavom ir puikuotis, žinodom, kad tie senieji kunigai neturėdavo galimybės mokintis, nors kaip vėliau pradėjom sužinoti ir išgirsti, kad jie važiuodavo į Rygą studijuoti, kaip kunigas Moras, laisvų laikų ir savaitgaliais į Rygos seminariją, bet vis tiek buvo oficialiai laikomi, kad jie yra be mokslo, neįsilavinę tokie kunigai. Tai mes, kurie studijavom universitete ar dar kur nors pastudijavę, tai kartais žvelgdom šiek tiek iš viršaus į tuos kunigus. Na, bet mano nuostata buvo tokia, kad vis tiek iš pagarbos kunigui Rogai, kad kai jis dalyvaudavo pamaldose, na, kartu, kad jisai ir pilnai kaip kunigas dalyvautų, melstųsi kartu, pamokslą pasakydavo, nes tokia ir tame krašte būdavo tradicija, jeigu yra keli kunigai, tai keli kunigai pasako žodį, pamokslą ir stengiamės tą dalyką palaikyti. Kai buvo nuspręsta, kad kunigą Rogą reikėtų apgyvendinti Vokietijoje senelių namuose, ir čia labai pagelbėjo Šilutės sandūrą remiantis Johanitų ordino iš Vokietijos nariai ir jų tam globojama pensionate Nebroje, kai jis buvo apgyvendintas,
kur paprastai praleisdavo jis visą žiemą, tai vasaros metu jis stengdavosi parvažiuoti. Kas nors su maršrutiniais kur kursuodavo, jisai susitardavo, kad jį atveža, vasaros metu pabūna Šilutėje ir paskui parvažiuoja. Tai aš prisimenu, kad jisai stengdavosi kiek įmanoma su dviračiu Šilutėje aplankyti žmonės. Aš jau kaip tikras kunigas paskirtas į parapiją, važiuodavo kapinių šventes, stengdavosi ir jį pasiimti kartu, tai kartu ir melsdavomės, pamokslą pasakydavom. Aišku, mano toks įspūdis apie tuos pamokslus būdavo, kad jie tokie labai vienapusiški pamokslai, kad kartais jau kaip ir Moras sakė, kad jau žinai, ką jisai pasakys iš anksto ir visą laiką Dievo teismas, kad tu turi atsiversti, priimti Kristų, tie dalykai kiekvienam pamoksle. Kartais būdavo toks jausmas, kad vis tas pats per tą patį sakoma yra. Bet kartais būdavo, kad Ernstas Roga ir pasakydavo labai gražių tokių palyginimų iš gyvenimo arba istorijų dvasinių, kur nors pasiskaitęs ar išgirdęs. Kaip pavyzdžiui, aiškindamas apie sūnų Palaidūną, kad prisimena tokią istoriją, kad vienas sūnus, kuris buvo įskaudinęs tėvą, kad jis grįžinėja tenai su autobusu ar traukiniu, tiksliai neprisimenu, ir parašo žinutę, jeigu jis yra laukiamas tose namuose, kad tėvas pakabintų kokią nors baltą medžiagos gabalėlį medyje ar obelyje ir kad paskui, kai jis važiuoja pro šalį, pamato, kad ta medyje prikabinta tų baltų skudurų, nes tėvas labai pergyvena, kad sūnus gali nepastebėti vieno kokio nors balto skudurėlio, tai prikabina daug visokių. Ir tokių pavyzdžių mėgdavo panaudoti savo pamoksluose, aiškindama šventąjį raštą, taip papuošdamas pamokslus, ir tokių dalykų būdavo galima pasimokyti iš Ernesto Rogos. Taip pat prisimenu, kad dažniausiai jo rankose galėdavai pamatyti ne tik lazdelę, bet ir Naująjį testamentą, mažą knygutę. Jeigu ne rankose, tai kišenėje visuomet turėdavo Naujojo testamento leidimą, dažniausiai Gideono brolių tokį mažą išleistą, kuris vildavo į kišeninį. Juraičio vertimus. Taip sėdėdamas dažniausiai šventą raštą skaitydavo, jeigu nebūdavo su kuo bendrauti, tada šventąjį raštą paskaitinėdavo, vieną kitą mintį užsirašydavo. Kalbėdavo, aišku, kai kada jis pasirašydavo vieną kitą mintį, apie ką jis norėtų pakalbėti, bet dažniausiai kalbėdavo be lapelio, be pamokslo, be pasirašymo. Tai toks pagrindinis prisiminimas yra. Parapiečiai žmonės labai gerbė ir laukdavo Ernesto Rogos. Aišku, tarpusavy būdavo labai daug diskusijų, ar jis gerai daro, kad tiek visiems duoda, kad vargšams duoda, tai savaime suprantamas dalykas, kad reikia paremti, bet kad jiems pijokams duoda, girtuokliams, tai būdavo labai daug ginčų dėl to, ar jis teisingai daro. Tai tokie pagrindiniai momentai apie kunigą Ernstą. Kad su kryžium būtų, neteko matyti, kad nešiotų kryžių jau tuo laiku. Prieš tai nuotraukose yra, kad jis su kryžium yra. Kai kur nuotraukos yra, kad netgi Biržos reformatų bažnyčioje yra sakęs pamokslą. Imponuoja, kalbant apie Ernstą Rogą, tai jo mokėjimas subendrauti su skirtingų konfesijų žmonėm, ypatingai ar su baptistais, ar su kitų bažnyčių. Jisai ne tiek sureikšmindavo konfesinius skirtumus, kuo mes esam skirtingi, bet jisai labiausiai atkreipdavo dėmesį, kad ir tose bažnyčiose yra mokoma apie Kristų, kad žmogus turi atsiversti. Ir būtent kartais galėtume pasakyti, kad jis savo mokymų labiau panašus į baptistus, negu grinai dabar tuos liuteronus. Bet jisai jausdavo, kad tai yra kažkoks bendras pagrindas, kurį turim, ir jisai stengdavosi su kitų konfesijų žmonėms subendrauti, ypatingai su baptistais.
paties teologija, tai yra labai artima, sakyčiau, netgi artimesnė baptistų bažnyčiai. Jeigu, pavyzdžiui, vyskupas Kalvanas, kai sakydavo pamokslus, tai yra vis tiek tarpukario išsilavinimo žmogus, tai jo tokia teologija gilesnė yra ir pasaulėžiūra, dažnai jis kalbėdavo, netgi sugraudendavo žmonės, kalbėdamas ar cituodamas Donelaitę, ar dar ką nors. Tai pas Ernstą Rogą tokių dalykų tiek paskutiniu metu nebūdavo, bet jis jau kalbėdavo apie tos esminius dalykus, šventą raštą akcentuodavo, šventą rašto eilutes cituodavo, taip pat apie žmogaus būtinybę atsiversti, priimti Kristų, toks labai kristocentriškas žmogus. Taip pat mėgdavo Evangelijos giesmes, irgi tai yra baptistų bažnyčios paruoštas giesmynas ir choristai giedodavo pas mus, tai yra toks. Tai tie surinkimai, jie turėjo labai daug baptistų bažnyčiai būdingų tokių bruožų ir kas vienijo tos surinkimininkus ir baptistų bendruomenę. Tai nebūdavo pas jį tokio priešiškumo. O Šilutėje su katalikų kunigu bendraudavo, nežinot? Šiek tiek, bet kad būtų labai glaudūs ryšiai su katalikų kunigais, tai taip nebuvo, bet ir su katalikų kunigu kartais bendraudavo ir kai jo laidotuvės buvo, tai ilgametis katalikų kunigas Bučinskas irgi dalyvavo jo laidotuvėse. Toks ryšys yra buvęs. Bet kad būtų labai tokie artimi ryšiai, to nesu pastebėjęs. Bet kad buvo žinomas ir